Motofox Challenge trečias etapas. Pasirinkom šiandien karjerę. Pakroso trasoj, pasistatėm scenas, pasistatėm visas palapinės, startus ir laukiam svečių. Šiandien bus labai nemažai dalyvių, tai bus virš 100 užsiregistravusių žmonių, tai apie 50 komandų. Nes komanda važiuoja 2 žmonės, tai... Jo, šiandien bus toksai labiau adventure maršrutas, toksai stilius važiavimo, tai reikės pravažiuoti visą trasą, tai bus apie 200 km, tai 180 km, man atrodo. 185. Jo, ir reikės surinkti taškus. Ten bus paslėpti 6 taškai ir reikės atvažiuoti, priliesti prie to taško, nufotografuoti ir surinkti tas 6 taškus ir atvažiuoti kuo greičiau atgal į bazę ir laimėti. Tai Vabaliukas šiandien mums pagamins pavalgys, pamaitinsi šiandien visus žiūrovus. Gaminsim 2 patiekalus, gaminsim dalyviam ir atskirai komandai būtų. Taigi šiandien turėtų būti visą dieną užimta, oras pasaka visai šiandien ir važiavimui, ir gaminimui, ir su tokia nuotaika čia visi atvažiavę, taigi... Tai ką, Hebra? Ką? Po laiką, po komentarą ir būtinai pasiekit, nes daug žiūri, o mažai seka. Ir jau labai mažai trūksta mums sekėjų iki 5000. Jau. Tai Hebra, jeigu nesunku, pasiekam ir žiūrim, ką turim. Tai ką, Hebra, važiuojam! Ura! Važiuojam. Nu ką, Hebra, biškai parodysiu jums, kas šiandien jūsų laukia. Tai prizai. Turime begalybę prizų, pažiūrėkit. Ir Aurora, ir Lūkimolis padarė dovanų. Taurės, pažiūrėkit, kokios gražios. Tokią net aš norėčiau pas save turėti lentynoj. Tai Motofox kuponai, pažiūrėkit. Visko čia yra. Ir Aurora, bitininkystė mūsų, ir medaus. Žodžio, bus visokių dovanų. Tai ką, einam pasižiūrėti dar palapinių mūsų miestelio ir pamatysit dar vieną gerą dalyką. Einam. Va? Da. Tai va, turime mūsų naujus rėmėjus, tai Storint, kur parašė mums sceną. Tai dabar jau galėsime ne ant žemės stovėti, biškiai aukščiau, kad visi girdėtų mus ir įteikimai būtų gražesni. Ir dar Storintas mums parašė vieną dalyką. Einam parodysiu. Storintas parašė mums Dakaro. Tai yra kaip Dakare rampa. Tai keturačiai gražiai įvažiuos čia, pasidarys nuotraukas ir važiuos tiesiai ant starto linijos. Tai ačiū Storintui, kad parašė mums tokius gerus dalykus. Yra visi keturačiai jau praėję technikinę, nes šiandien reikia, kad būtų keturačiai pilnai su šviesom, techniškai tvarkingi, nes skirs ir viešuosius kelius, tai reikės, kad nepažeidinėtume kelių eismo taisyklių. Tai čia jau praėję visi technikinę ir va ten reis adminas visus tikrina, tai galim nueiti pasižiūrėti. Nu va, čia matome reis admino mūsų, kurie dabar ruošia technikiniai. Tai keturačiai bus techniškai tvarkingi ir kad nepažinėtų kelių eismo taisyklių. Tai turi degti šviesos, turi viskas atitikti standartus. Ir stato navigaciją, kad galima būtų kai visada sekti ir žiūrėti, kad neviršytų greičio ir taip toliau. Einam toliau. Ką? Ką jūs? Dirbam? Kaip sekasi? Tai kokie maštabai? Matau tik tai, kad mento va tiek va. Kur?
Але mes policijai viską pranešę. 2 раза тормозили. Policijai viskas pranešta, šitam pranešta aplinkosaugai, visiems viskas pranešta, tai viskas legalu. Tak što nebijom mes čia nieko. Gerai, eina pasisimėję. Va, mūsų palapinių miestelis. Taigi visą, turim kaziuko mūgę, turim šiandien parodoj Monkio šitas sportinis sodo traktoriukas, su juo galima greitai šienauti žolę. Ne, jisai dalyvauja ten varžybose, kažkaip va gali parodyti. Ir man atrodo dalyvaus čia va jau greitų metų, gegužės 17. Jeigu įdomu, tai pereikit pas Monkį į kanalą ir pažiūrėkit. Gal prie registracijos prieisim, paklausim? Jo, čia registracija pas mus vyksta. Čia mergaitės ir gedas registruoja visus. Tai va čia pasisveikinti. Labą dieną. Ne, čia ne. Va, ką norėjau pasakyti. Baltic Petroleum, kiekvienam dalyviui kava už centą. Tai bus taškas, kur užsipilti kūrą, tai ten pusiaukeliai, bus Baltic Petroleum degalinė ir ten užsipils kūrą ir gaus va tokius kuponus ir tu kaip registruosis ir mėgausis skania kava. Tai va, einam pas Vabaliuką dar nueisim, pažiūrėsim. Ten vyksta, gali pažiūrėti, navigacijas įrašinėja žmogus, kad būtų maršrutai visiems gerai įrašyti. Nu ir ką? Svarbiausias šio renginio dalyvis. Pats! Vabaliukas! Nu ką, Vabaliuk, tai papasakot, ką šiandien gaminsi mūsų dalyviams. Specialiai nepasakosiu. Kaip tai nepasakosi? Tegul visiems lieka staigmena. Na supratau, bet girdėjau, kad ir mūsų kolektyvui atskirai kažką gaminsi. Šiaip tik vien dėl to, kad mano direktorius liepė atskirai tai padaryti komandai. Sako, aš negaliu valgyti to pačio maisto 2 kartus. Gerai, pasakysim taip. Kadangi esu labai geras skaičiutuvas, prisipirkau labai daug kopūstų. Ir enduro raliui buvo mažai išnaudota, taigi liko dar šiam kartui. Taigi visiems dalyviam gaminsim vėl šiandien vykusiam, nes daugam patiko, tie kas valgė. Skanu. Viskas gerai. Tie kas valgė patiko, o tų, kurių dar nebuvo didesnės dalies, tai šiandien ragaus šviežiai. O komandos nariam, kadangi mūsų liks nemažai čia žmonių, gaminsim kai ką kito. Kaimiško, bulvės, šašlykus ir visą kitą. Ne, šašlykus jie gamins. Tai va, tai visat ačiū Insigai už tai, kad remiamas, kad padeda su maistu, nes mes vargšiai neturim. Kad turim tokį pusryčių stalą, Jo. kava, arbata, saldumynai, sumuštinukai. Parodyk, ne kam čia mus filmuot, parodyk kokius saldumynus turim, kokius maistus, va, ir sumuštinis, va. Aš vieną pavoksiu. Tai va, Hebra, ačiū. Noriu padėkoti tikrai Insigai už tai, kad visą laiką su mumis. Ir, aišku, kitiems visiems rėmėjams. Ne su jumis, o su manim. Ja. Tai ką, Vabaliuk, linkiu tau sėkmės. Šiandien Ačiū. būsiu, prižiūrėsiu, kad viską pagamintum gerai ir skaniai. Gal jau pasikeičiam rolę? Ai ne, Aš eisiu administruoto, tu gaminsi. Tai va, laukiam briefingo ir bandysim leisti. Neužilgo startuosi. Ja. Tai ką, žiūrim, ką turim. Ну, а переход? Turime. O čia mūsų blogeris. Jau laikas tau irgi kameristą gauti. Brangus tie kameristai dabar. Nu ką, pasiruošęs, šiandien lipsi ant podiumo. Lipsiu. Lipsi? Nu va, ir jau va čia va tai nusiteikti. Turiu savo strategiją. Paleisiu savo komandos narį su trakeriu. Važiuoti kaip reikia, paskirsiu kampus ir jam sakysiu, kur važiuoti. Ai, matai čia. Nu mes šito neįdėsim. Neįdės. Ką, einam gal. Gerai, tai sėkmės tau, dar susimakysim. Tu nevažiuoji? Ne.
tai irgi. Galit degazuoti! Karočią, apie keturatį tai irgi. Visi rašo, kad tipo, ai, kad ten... Nu, mano irgi galėjo. Žodžiu, visi rašo apie tą mano enduro ralį, kad tipo verkiu, kad ten trasa bloga buvo. Greičio ruožė tokia pelkė, kur, nu, kodėl jinai buvo po antrą ratą patraukta, tai suprantamai, kad jie patys pridarė klaidų. Bet nieko. CF Motofox'as sutvarkys, tai išlūžo pusačiai, vairo traukia linko, vairo kalonėlė kažkas blogai su ją, nes man atrodo sulinkė, nes ten toks rastas sulindo man tiesiai po visą paką. Ir dar šarnyras išlūžo, tai, nu ir plus dar ventilių pavyzdžiui. Tai va, taip ir yra. Tai kaip bala, pasakysit, gal keturatis blogas ar ką. Pusė dalyvių iškrito, visi sportininkai iškrito, nes, nu, trasa buvo ne kažką. Gal ir gera buvo trasa, bet nieko nepadarysi. O, mūsų pats Povilas atvažiavo. Kaip, pasiruošę? Pasiruošę. Tai labai gerai. Šiandien bus ką veikti. Bet mačiau, padangas užsidėjot jau žmoniškas. Jau sportininkas pabiškiai tampas. Gal visi čia taip, bet sportininkai jau ir visi važiuoja. Tai ką, laukiam, sugrįžtant ir lipšit podiumą. Ačiū. Gerai, sėkmės, važiuojam toliau. Kelintą kartą pas mus atvažiuojate į Motofox'ą? Atvažiuojam į Motofox'ą jau antrą kartą. Bet dalyvaujat pirmą? Dalyvaujam pirmą kartą, nes pirmą kartą buvom atvažiavę, išsigandom biškį, bet paskui jau drąsos, kaip sakant. O, va, dabar jau bus. Susirinkom ir dabar jau atvažiavom su kolega. Įkalbinau kolegą, jis irgi bijojo, bet dabar jau mes važiuosim rimtai. Tai šiandien žinot, kas laukia jūsų? Beveik 200 km. Jo, žinom, mes pasiruošę. Mes anksčiau jau esam važiavę apie 30 km buvom pravažiavę jau. Tai manau įveiksim ir 200. Nu tai smagu. Tai ką, linkiu sėkmės. Ačiū, kad atvažiavot. Ačiū, Robertai, ačiū. Laukiam, ačiū jum, Robertai, irgi. Ačiū. Tai va, laukiame ir kitose etapuose. Vasarą, rudenį, žiemą. Tai va. Ir pavasarį. Jo. Gerai, einam toliau. Ačiū. Porą komentarų, Valdemarka. Nieko, pabiškį ruošiamės. Laukiam to briefingas, paleisim žmonės, dar van, visi technikinė praeina. Šaltas rytas, bet saulė pabiškį šviečia. Kažkaip, kaip ten Gurskis daro. Ką, Hebra, sveiki atvykę į Motofox Challenge 3 etapą. Pas visiems gerų nuotaikų šiandien iš karto noriu palinkėti. Gerai, aš pasakysiu. Tai, Hebra, ačiū, kad visi atvažiavot, kad palaikot mus. Mes stengiamės jums padaryti gerus renginius, kaip matot, tobulėjam. Vis, nu, augam belinkai, ir turim dabar storint rėmėjus, kurie parašė, kaip dabar jausitės kaip Dakare. Įvažiuojat ir startuojat nuo rampos, tai visi... Turėsit visi dabar gražių nuotraukų iš rampo, tai tikrai galėsit vaikams rodyti, va, žiūrėkit, Dakare buvau. Tai iš karto noriu padėkoti visiems rėmėjams. Pas mus labai daug, tai ir Storintas, ir Motofox'as, ir Aurora, Liuki Moli, Alien Graphics, Gurskio Malkas, jo, ir taip toliau. Ir jeigu nerėmėjai, tai mums tikrai būtų daug sunkiau viską tai daryti. Jo, ir aišku, ačiū Insigai ir Vabaliukų mūsų, kad nieks nelieka alkanas varžybų metu ir po varžybų. Vabaliukai labiau buoja nei mums. Jo, ir aišku, dar norim padėkoti visai mūsų komandai, gal pakilkim visi ir parodykim, kas tas Motofox'as. Davai, Abi, ateik pas mus. Greitai dėl pilvų? Greitai. A kur Audrius? Išvažiavo jau. Dar pas mus Audrius yra. Tai čia yra mūsų kolektyvas, kur stengiamės ir darom jums gerus renginius. Tikėkimės, kad gerus.
Geri renginiai. Galit mum paploti. Tai mat, mažiau kalbų ir reikia papasakoti, kas šiandien jūsų laukia. Tai mūsų pirmininkas Gediminas jums papasakos viską apie šiandienos maršrutą ir ką reikės padaryti. Nėra čia ką daug sakyt, visi atvažiavę, daugmaž orientuojamas, kad vienu metu. Tai bus karšto maisto visiems, atsižymit, pasistatot keturratį, kažką tai laptopą ir visi virtuvės. Palapinė ilsinė. Taigi norėčiau palinkėti visiems gero kelio, būkit atsargos ir save ir už kitus. Paplokit iki dienų. Ir visiems sėkmės! Startuoju pats, o žiūriu kaip startuoja. Bet iš tikrųjų ir aš norėčiau nuotraukas su CF tokias rankų. Jo, aišku. Nu va, gerai atrodo, ne? Kebra, iš karto nueikit į apačią, paspauskit dabar pauzę ir nueikit, paspauskit po laiką. Tai, Kebra, mes stengiamės dėl jūsų, kameristas stengiasi dėl jūsų, irgi bėgioja su kamera, tai Kebra, nusipelnėm laiką tikrai. Ir žiūrim, kad turim, žiūrim startus, filmuojam visus startus, kad kiekvienas galėtų save rasti pas mus video. Tai filmuok visus startus. Aišku, šiandien bus labai mažai trasos, nes nevažiuoju, tai, bet gal nuvažiuosim į Baltic Petroleumą, ten dar pafilmuosim, tai pažiūrėsim, kaip bus. Bet, nu, yra kaip yra. Tuoj, man, žiūrėkit, čempionas mūsų tuoj startuos. Natavičius. Čempionas Bestavičius. Čia, ką mes matome, 2 etapų nugalėtoją, poną Ignatavičių. Nu kaip pasiruošę, jūs galit gestais rodyti. Liuks. Jaučiatės kaip Dakarė dabar čia su tokia mūsų siena. Nešnekus kažkokie. A kodėl mums gale palikai? A? Kodėl gale palikai? A kad nevažiuotum pirmą? Visi startavo, visi, kaip matėt, visi patenkinti. Tai kas dabar lieka laukt visų sugrįžtant ir
Ir ką, ragausim vabaliuko kopūstų. Gerai, einam, pasižiūrėsim, kas ten vyksta. Atsigersim kavos kokios, arbatos. Ir žiūrim, ką turim. Nu tai ką, draugai, mes šiandien esam Motofox trečiame etape, mūsų virtuvėliai, mūsų palapiniai Insiga ir gaminsim šiandien atskirą patiekalą mūsų komandai. Kurskis užsakė, sako, noriu kažko tai kaimietiško, vieną sykį esam tai gaminę, tai bus išvirtos ir pakeptos paskrudintos bulvės su kiaušiniu, su medžiotojų dešrelėm ir su žalumynais. Taigi susipjaustysim visus ingredientus, pasistatysim kazaną, įkaitinsim aliejų ir viską pamatysit, visą procesą pamatysit eigoje. Taigi pjaustom bulves. Pilam į kazaną aliejaus, bandysim jį įkaitin ir tada kepsim bulves. Daug nereikia šį kartą. Tai va, kol keps mūsų bulves, pjaustysim dešrelas. Ką, bulės supjaustytos, beliko supjaustyti dešrelės, paskui šiek tiek mums reikės kiaušinių, bet tiek mūsų nemažai, tai paėmiau 12 kiaušinių ir žalumynų. Aliejus įkaito, nieko nelaukiant, varom bulves į kazaną. Nu, į pirmą pusę jau nuvažiavom, surinkom visus 6 taškus, nuotraukas. Dabar atsigeriam kavos, patrolium, rėmėjas Motofoxo challenge'o ir važiuosim atgal. Laisvinom indus, į kurios supjaustysim dešrelės ir šiaip galbūt į nepavykusius kadrus bus įstatyta, kaip gavosi kuriozas, kai užsilaikai šiek tiek pokalbėje, neprižiūrėjau aliejaus ir aliejus užsidegė. Taigi būkit labai atsargus, nedarykit to namie ir žinokit, jeigu jūsų namie aliejus užsidega keptuviai, nieko nedarykit, nebandykit užpilt vandeniu ar dar kažką, tai uždarot dangčių, nepatenka deguonis ir aliejus užgęsta. O jeigu to nesigavo, imat didesnį rankšluostį, rankšluosčių uždengiat, jo, bus labai daug dūmų namie, bet ugnies nebebus. Taigi jokių būdų tik ne vandenį. Ką,
Imam dešrelės ir kaip gaunasi, suspjaustom. Galima didesniais, galima mažesniais. O, vietą per stalą. Stalas nėra labai lygiai pastatytas. Nes kadangi aš prižiūriu, stalas yra švarus, nuo jo galima laisvai surinkti. Įsivažiuojam gelbėti, vienas apvirto, kiek žinom apsivertė ir lūžo raktikaulis ar kas, atvažiavo greitoji, ten jau vežasi jį. Tai mes šokam į mašiną ir važiuojam pasiimti keturračio, tai gelbėjimo operaciją. Važiuojam, žiūrėti, kas ten yra 60 km, reikia pavažiuoti, tai yra ką veikti. Važiuojam. Tai stipriai susivardė? Raktikaulis. O tai greitoji buvo? Ova. Mentai buvo. Mentai jau pareigūnai. Atsiprašau, ponė pareigūnai. O, mano telefonas. Sakė, turėjom jau ir ties valkininkais skundų. Bet sakė, viskas puikiai suorganizuota, tai mes neturim iš užrepimų. Čia policija tai pasakė? O, matot, policija pasakė, kad labai viskas tvarkingai pas mus padaryta. Nu, o, tai čia... Gači. Ratas van, net dugnas sulankstas. Vairas važiuoja. Įbris, ratai dalinti. O, čia biški. Vairas žiūrėk. O tai kur ten tiesioji ar kur? Ratas, tokie skaniukai. Nieko nepadarysi, būna. Gerai, toj pakraunam ir važiuojam. Nu tai laikyk rankom. Gazok, davai. Va. Ir tuo pačiu dar dešrelos. Medžiotojų dešrelės. Visų mėgstamos. Tai kaimiškas patiekalas. Jau pasakysiu jums vieną dalyką, kad kuo toliau mūsų varžybos, tuo šilčiau. Ir vieną dieną reikės daryti turbūt šaltybarščius. Neįsivaizduoju, kiek čia, jeigu ant tiek žmonių, kiek čia man podų reikės. Iš vieno podo galiu pamaitinti apie 70 žmonių. Bet reikia vieną podą bulvių, vieną šaltybarščių, tai nekaip reikės dar podų prisipirkti. O dabar viską tai apkepam ir pjaustom žalumynus. Viską tai įkeis, čia įkalsim kiaušinių ir paskui jau dalindami porcijom dar pabarstysim žalumynus. Visiems skanaus. Valdemarai, jūsų porcija. Prašom. Oi, toj biškį tegul pašalo, nes labai karštas maistas, matau, toj ragausim. Bet pas vabaliuką negali būti neskanu. Nu. Tiesiog tu negali sakyti. Būtų pas vabaliuką neskanu, būtų labai skausminga. Taip. Čia su grietinė nevalgoma yra grietinės. Taigi, kameristas, čia tau. Ačiū. Skanaus. Kas dar valgys? Nuo vabalių galima dar vieną. Labai. Liks tai liks.
Oi, ačiū. Net be kėčių paskanu. Net neparagavo skanu, ne? Labai skanu. Pažiūrėkit, kaip močiutė mano darydavo. Amžinatelis. Su karpos mėsa? A? Su karpos. Su karpos mėsa būna riebiau? Labai skanu. Skanu gardu. Gerai, taip normaliai. O ką daryt? O ką daryt? Finišuot tai reikia, ne? O tokie va sportininkai pas mus. Prie pat varėnos. Šaunuoliai. Ką daryt? O dabar keletą įspūdžių. Įspūdžių labai malonu, labai gera trasa, viskas gerai. Biškį va pravažiavom, pavargom, ratą prakirtom, bet šiaip viskas super. Smagu. Smagu, jo. Važiuosim, sekantis, prisipūsim, šniuriuką pastatysim ir važiuosim. Ir važiuosim. O porą šniuriukų. Labas. Labadiena. Nu, kaip? Matot, vaikštom, gyvi, nesulūžę, technika atlaikė. Ačiū Joneliui Pro Service, padarė taip, kad važiuotumėm. Aplamai trasa, įspūdžiai. Pirma dalis labai patiko. O antra? Antra prieš galą tas asfaltų grįžimas, žinai, 15 km bet o šiaip tai viskas labai super. Tikrai super. Nu, aišku, tas ribojim stabda, toks atrodo paspausyta tą gaziuką, bet va, laikėm tą. Viskas fainiai, tikrai fainiai, kilometrų daug ir smagu buvo. Buvo, nuotikių, nepavargom, bet turėjom ir žvakių, pagąsdinom žmonės, nu, viską buvo, bet be nuotikių. Nu, fainai. Tvarkingai. Ačiū. Labai daug kalniukų, buvo ką veikti, labai taip manevruoti reikia. Posūkių reikia nepraleisti. Daug kas praleidom, mes irgi ne vieną praleidom. Ir greičio viršimas labai spidometrą sunku sugaudyti, nes šiam 9, 7.2, 7.5 jau vėl numetė, vėl pasidaro 60, tai toks labai greit. Reikės labai sunku stebėti ir spidometrą, ir navigaciją, ir kelią. Yra ką veikti, labai techniškai. Super faina. Super, jėga. Labai patiko, labai faina, labai šaunu. Einam pirmą vietą imti. Ačiū. Geriau taimo takas ar tokios lenktynės? Kaip jums geriau? Tokios? Nu, iš tikrųjų, Gans Nadžiui praėjo varžybas, vienam nepasisekė labiau, tai kaip jau turbūt jau daugelis žino, tai... Romčia, jis jau čia stovi normaliai. Kur? Ant starto. Kaip tu? Pavojau, Davai medalį. Svarbiausia gyvas ir kartu su mumis. Dabar ant šitos vietos tatuiruotę Motofox Challenge padarysi. Jo, babaliuką teiknis, tu čia svarbiausia. Tai vat, iš įvykių, tai vat, mūsų kolega vienas buvo biški pakrypęs ir nuvirtęs, bet šiaip daugiau neteko nieko gelbėt. Tai labai džiugu iš tikrųjų. Labai džiugu iš tikrųjų, kad visi sveiki, gyvi ir atvažiavot pavalgyti babaliuko kopūstų. A kopūstai patiko? A kas nori su savim namo kopūstų, yra ten sudėta, galit prieiti ir pasiimti. Nemokamai.
Pirmiausia, pradėsim nuo Jurgitos, kuri dalyvauja mūsų trečią renginį, registruojasi viena iš pirmųjų. Tai... Jūsų plojimai! Kas ten tą tvarką mano virtuvėje daro, Hebra? Be šansų, čia pirmas ir paskutinis kartas. Šitą jo galima paimti, jo. Mačiau dar šakutę į kišenį įsidėjai, Žiūrėk, man. Nu ir ką, prieinam prie trečios vietos. Tai trečią vietą. Robertas Zauka ir Rolandas Visockas. Ir... Ušauskas. Kur Valenkas, ne? Nu, tai turim. A jų nėra? Nu, načiau. Rimtai. Kas nori trečios vietos? Robertas Zauka. Yra toks. Jeigu žiūri dabar šitą video, tai galėkis, galėjai stovėti čia ant mūsų bačkų. Tai va, Jūsiškiai. Po to prieisit, paimsit. Nu tai va. Tikiuosi bent antrą vietą bus. Čia gal jie nuo kopūstų tūlikė sėdi kur nors. Gal toj sėdi. Pajudinkit, Norba, pajudinkit toj, ar gal rimtai ten, ne? Nu tada prieinam prie antros vietos. Kaip galvojat, kas? Pavilas Ignatavičius, jau kaip visada važa. Ir Paulius Ruškys! Sveikinam! Nu jau čia gerai sumokėjęs. Galit nekilti, kas tą patį kadrą įstatys. Ačiū labai. Oi, kiek dovanų. Bet čia reikia intrigos. Iš tikrųjų su tokia šypsena, skaitau tos vardas pavardės. Toks laimingas. Nu, davai iš karto Pirma vieta, mūsų BNB komanda. Važiavo su C-Foto Mood versija, naujas aparatas. Ir Maksim, čia jūs sūnus. Va, Maksim, prašau ir tau. Stojam, aidė timsit. Va taip atvažiuoja tėvas ir sūnus. Šaunu. Nu čia netikėtai, iš tikrųjų, netikėtai. Porą komentarų. Nu, stengiamės labai. Mes matom? Lėkiam visų greičių. Su kokiais 4? Mood versija. Tas su kanamu. Nu ką, renginys mūsų į pabaigą. Kaip visada, didžiausias dėkui visiems mūsų rėmėjams, kurie tikrai mums labai daug padeda ir dovanom, ir pustoliais, ir su virtuve, ir su visa organizacija, ir su viskuo tikrai didžiausias dėkui. Ir jums aišku, didžiausias ačiū. Tikrai, be jūsų nebūtų mūsų. Padėkot kiekvienam iš jūsų, kad atvažiavot, nepatingėjot ir tikiuosi mes kaip pasakyti, visus jūsų lūkesčius išpildėm. Ką, ačiū jums visiems ir dabar greičiausiai susitiksim, kai pašils, darysim jums labai gerą renginį, kelių dienų, laukit, stebėkit, tikrai bus geras renginukas, bet kaip bus biški šilčiau. Su šaltibarščiais vabaliukas sako, tai kad visiems ačiū, kad susirinkot ir iki greito, Šaika. Ir dar noriu pasakyti, nepamirškit ketvirtadienį užeiti pažiūrėti video, pasižiūrėti save ir paspausti laiką, parašyti komentarą ir būtinai patekti. Tai vat, Kebra. O nuotraukos gausit kažkur per savaitę. Tai vat, Kebra, va taip ir pasibaigė mūsų renginys. Tai ką, va tokia va serija gavosi, aišku. Iš tikrųjų nevažiavau nieko, bet manau tikrai gerais
sekėsi mums nufilmuoti ir parodyti jums, kaip Aš irgi manau gerai sekėsi, labai gerai. Aš irgi manau gerai sekėsi, labai gerai sekėsi. Mūsų renginukas viskas puikiai gavosi, aišku, vienas toks mažiukas buvo, bet, nu, vienas susižeidė, bet jau esate. Jo. Tai jau atvažiavo po Lazdynų ir jam viskas gerai. Nu kaip gerai. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit laiką, būtinai parašykit kažkokį komentarą ir susitiksim. Ir būtinai pasiekite. O kada mes susitiksim? Mes manau, kitą savaitę. Kitą savaitę važiuojam. Jau kažką tai mūsų pakatušti. Žinai, kad mes pažadėję, nu tai yra aš gal ten prisišnekėjau, kaip visą. Eilinį kartą. Tai važiuosim pasivažinėti su Monkiu. Ir reikės kažką pagaminti, pavalgyti. Taip, nes aš pažadėjau jam, jeigu surinksim ten kažkiek laiko po video komentarę, tada aš pagaminsiu valgyti. Ir mes surinkom tos komentarus, tai teks gaminti valgyti, o kadangi labai moku gaminti valgyti. O ką, Hebra, papasakosiu biškį šiandien, kuo šiandien mūsų lapilėtis. Tai ką, Hebra, iš karto po laiką, po komentarą, tai yra ne iš karto, o jau reikia ir būtinai pasiekė. Ir visiems ate. Iki greit. Ir Blet, nepavykusi kadrų dar biškį. Kur? Pagiriu karjerę. Čia nepagirėjai papiškės kažkai. Ten iš mūsų iš Pupanės. Ten Pupanės 100%. Tik, bet, ne tai tu neužsiverk, apagauk, bet. Tu palauk, didėk, kurna, pakartuosi. Ne, tu gausi geras kadras. Starglius išsivažiuosi. Biški, Dieva, tu biški į viršų, bet. Gerai. Davai dar. Blet, per mano ošvinės laidotuvės, blet, bus linksmiau negu čionais. Ne, matyt, mano ošvinį šiandien atvarė. Matyt? Jo? Prakontroliuot. Linksmybės baigėsi, žodžiu, turim vieną lavoną. Gerai. Šockas. Ušauskas. Kurva Lenkas, ble. Nu, tai turim. Čia video ar fotka? Video. Video. Na, įdėsi. Čia diplomai buvo. Čia diplomas? Čia diplomai buvo. Geras? Čia grau kažkur tai savo išsidžiuvinsi ir viskas ir turėsi. Neturiu diplomų. Kolega paskendo. Rėmelį pasidaryk priklijuok ir viskas. Čia pirmą balą iššokau. Gerai, taigi.